Sveiki gerbėmiai. Aš ko gero nebetęsiu, bet šiandien noriu su jumis pasišnekėti apie istorijos vadovėlį. 6 klasė, 1 dalis, skyrius vadinasi Alacho vardu. Kitados Mekos mieste, Arabijoje, gyveno pirklys vardu Mahometas. Jis, kaip ir dauguma arabų, garbino stabus, žvaigždes ir paslaptingą juodąjį akmenį esantį Mekos šventojoje Kaboje. Pirkliui teko daug keliauti ir bendrauti su įvairiais žmonėmis. Mahometas sužinojo, kad judėjai ir krikščionys garbina vieną dievą. Tai jam padarė didelį įspūdį. Apniktas abejonių dėl savo tikėjimo, pirklys pradėjo atsiskyrėlio gyvenimą. Pasak legendos, 610 metais jam apsireiškė angelas, liepė skelbti Dievo Alacho mokymą bei parašyti šventąją knygą Koraną. Mahometas grįžo į Meką, pasiskelbęs pranašu, ėmė skaityti pamokslus. Jis skatino besąliškai paklusti vieninteliam tikram Dievui Alachui. Mokė gailestingumo, pamaldumo, sąžiningumo, aiškino, kad duri tikintieji keliaus į rojų, o nusidėjėlių laukia amžinos kančios pragare. Mahometo mokymas sukėlė galingo Mekos pirklių pasipriešinimą. Jie baiminosi prarasti valdžią ir turtus, kuriuos maldininkai aukojo Kaboje. Kilus pavojui, Mahometas su ištikimiausiais mokiniais 622 metais pasitraukė į Medinos miestą. Šis įvykis laikomas naujosios religijos islamo pradžia. Nuo tada skaičiuojamas ir jos išpažintųjų musulmonų kalendorius. Savo namuose Medinoje Mahometas įkūrė pirmąją musulmonų bendruomenę ir mados namus mečetę. Tikinčiųjų sparčiai didėjo, pranašas su 10 000 šalininkų grįžo į Meką ir jau užėmė, Kabo šventyklą paskelbė svarbiausių musulmonų šventovę, ilgainiui arabo gentis pripažino islamą ir Mahometo valdžią. Per trumpą laiką musulmonai iškariavo milžinišką teritoriją nuo Indijos iki Ispanijos. Tolesnį kelią į Europą užkirto prancūzai, kurie sutriuškino arabų kariuomenę. Arabai perėmė reikšmingiausius įvairių tautų kultūros ir mokslo laimėjimus. Ir patys nemenki buvo iš tikrųjų. Per juos į Europą iš Indijos pateko panašus į dabartinius skaitmenys. Tai čia ir yra arabiški skaitmenys. Iš Kinijos kompasas, popierius ir parakas. Iš pačių arabų mus pasiekė cukrus, kava, kilimai, šakutės, įprotis reguliariai rūpinti švara. Didelių laimėjimų arabai pasiekė medicinoje, matematikoje, astronomijoje ir jūreivystėje. Poezijoje. Musulmonai privalo melstis 5 kartus per dieną, atsigręžę į Mekos pusę. Prieš maldą būtina apsiprausti. Musulmonas privalo aukoti vargšams, skirti pinigų dvasininkams ir mečetį išlaikyti. Nevartoti svaigalų, nevalgyti kiaulienos. Žydai irgi nevalgo kiaulienos. Moteris turi dėvėti visą kūną dengiančius drabužius. Kiekviena musulmono pareiga bet kartą gyvenime aplankyti Meką. Tai vadinasi hadžas. Pavyzdžiui, Hadži Ibrahim, vadinasi Ibrahimas buvo Mekoje. Tarp kitko, prieš šitą skyrių Bizantijos imperija, dar kažkas tai, o dar anksčiau, puslapis 42, 54, Jėzus Kristus, krikščionybės pradininkas. Ko pasigedau? Pasigedau sąsajos tarp krikščionybės ir islamo, nes Korane yra tie patys žmonės, kurie yra ir šventajam rašte. Mozė, kurį mes visi pažįstam, yra Musa. Abraomas yra Ibrahim. Ir Jėzus yra Isa. Taigi, religijos yra labai panašios. Dar yra vienas piešinukas. Arabai daug dėmesio skyrė rašto menui, kaligrafijai. Islamo pasaulyje manyta, kad raštą išrado Dievas, o menas valdyti plunksną jo dovana. Aš bandžiau kaip nors išversti, kas čia parašyta, ir gaunasi toks vos ne aklavietė yra kaip naktis. O kodėl negalėjo parašyti Allah Akbar, Dievas yra didis? Tai būtų susijusi su tema. Tikiuosi, kad mokytoja paaiškino. Dar kalbant apie mečetės, yra tokios detalės, kad yra profesija žmogaus,
kuris vadinasi muezinas, kuris lipa į minaretą ir kviečia į pamaldas. Ir šaukia Allahu Akbar, Dievas yra didis, Ašhadu ir taip toliau. Tai labai tikiu, kad mokytojai, kurie šitą dabar žiūri, tiesiog papildys šitą paskaitą sąsojomis tarp krikščionybės ir islamo ir išplės truputėlį daugiau, galbūt netgi iki sunitų ir šiitų. Bet čia tik tai nuomonė. O jums ačiū už dėmesį, ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad komentuojate, ačiū, kad kritikuojate. Neįžeidinėkit, nereikia. Aš juk stengiuosi. Ir jeigu kažką pavadinau vata, aš atsiprašau, mes turėtumėm su jumis susitarti dėl savokos. Nes realiai, kai mane pavadino bukapročiu, tai turėtų pasakyti vata, nes minkštas. Aštrus protas arba bukas protas. Tai yra minkštas protas arba kietas protas. Čia kaip interpretacija. Ir iš tikrųjų ne visi, kurie galvoja ne taip kaip mes, yra vata. Visi turi teisę į savo nuomonę. Tai čia ir sustosiu. Geros jums dienos.